Ką po ilgos pertraukos, štai ir vėl aš. Orai nelabai buvo kokie, bet kažką parodžiu. Tai visiems gero žiūrėjimo. Ką galiu pasakyti, smagus aparatas, gaila ne mano. Prie ūkio labai gerai man čia sueitų žiūriu. Tai ką, 100 metų. Iš tikrųjų tai per ilgą pertrauką. Bet kad problemas visokias, neturi mašinas, kaip atvažiuoti šitą kaimą. Vis tiek 105 kilų paškom neteisi, viešasis transportas nelabai džiugina. Tai bitės apleistos. Tiesa, čia visą laiką bandau nufilmuoti, ką darau. Vieną kartą buvau pusę dienos atvažiavęs, tai tenais, kaip sakoma, prabėgom dugnus greit nuėmiau, visus pravaliau, tai neturėjau laiko nei filmuoti, nei nieko. Tai taip jau ir gavosi. Nu, čia mano kaltės visos. Ką šiandien Velykos, kol matysit laidą, jau bus turbūt atvilkis. Nu, man Velykos, tai kas tenais prie stalo ką ruošia. Aš turėsiu laiko apsitvarkyti. Tai reikia plėsti lizdus. Aišku, oras, kaip matot, kad ne pats geriausias. Čia taip turi būti, buvo gražu, gera pas bitės. Tikiuosi, nuėjot visi, pasižiūrėjot, kaip ten lizdai, kaip kas. Nu, šiandien, ką žinau, buvo -2 jutiminė. Nu, dabar gal koks apie 0 jutiminė. Biški sušils iki 8, bet vėjas, saulės nėra. Nieko naujo, jau pripratau prie tokių dalykų. Gerai, reikia pasidaryti remelius. Ir tada žiūrėsim čia. Su vaškuolė susilydysiu. Ir eisim, pažiūrėsim, kaip gyvena. Jau iš tikrųjų tikrai pasilgau. Tarpai labai blogai ir YouTube'ui blogai. Nemėgstais tada, kai aš kas mėnesį dedu video. Dauguma tai pasidaro ten normaliai, ten patogiai, kur ten turi bitynus normalius, tai prilėtuvus tai tokius pasidarai, kad greit viskas, pas man toksai biški silpnesnis maiblokis šiandien kompo. Tai aš, man atrodo, kas 2 darau, man atrodo, geriausiai. Neatsimenu, senai lydžiu iš tikrųjų, reikia pasižiūrėti. Pavyzdžiui, 2 paimu, nu, kad ne per visą, nes ilgai kaitint, kol ilgesnis reikia galingesnio maiblokio, bet tas galingesnis irgi blogai, nes tada, jeigu per daug duoda tą vėlutę, tai pratirpsta, prasilydo ir tada, žinokit, irgi išsilinksta. Nu, žodžiu, reikia, kad aš kiek žiūrėjau, kad galingesnis nėra gerai, nes būčiau tikrai pasidaręs. Gražiai, kaip tik įlenda truputį. Tvirtai, neišsilanksto, kaip būna kitiem. Sakau, duosiu per karščio duodu, tai tada tos vėlutės išsiplečia labai ir, nu, blogai, žodžiu. Jisai va taip, reiks kiek pas mane dabar. 8 viliai. Plėsim po 2 bent jau. Tai reiškia, žiūrėk, 16 jau reikia. Ir kas nors gal žiūri iš naujų pas mus žmonių, tai kai aš, kaip, pažiūrėjau, kažkada prasidėjau, man buvo tų klausimų, tai gal ir kitiem kyla. Kaip ten jie dėt prie viršų, apačią ar ką. Pas man tai va yra dar įpjėvimas toksai. Matosi. Tai aš įstumu, tada dar viršus geriau laikosi. Taip įdedi ir įstumi tą griovelį. Stebėjau pas kai kurius viršui griovelį būna iš šitos pusės, nežinau, kam ten taip, tą nepakomentuosiu. Nu ir va, ir bitės prapačia tada vaikšto, o pro viršų jam nereikia ten vaikščioti. Va, taip gana neskubant, bet gana kokybiškai tada gaunasi, man patinka. Nes jeigu per vieną padarau, iškart taip, o, hop, viskas. Jaučias, matos, vėl lenda. Tai va taip, paprastai viskas. Paprastai, o, žiūriu, grindis pasižiūrėjau, nu. Oi, tie modaliniai nameliai, va, pažiūrėkit, po žiemos. Kas čia dabar yra, aš nesuprantu. Sako, aš valendu kabinėjusi lygiuose vietose. Nu, kas čia dabar yra? Taigi nieko nedariau žiemą. Ot, melagiai. O, Aurelija prisigyrė, kaip gražiai viską daro. Nu,
Nu baisu žiūrėti, nu tikrai aš jau šitą va. Tėma man šitą atsibodus, nu bet atvažiuoju vėl žiūriu kažkokie tai. Ką, baldų negalima statyti, kad išsiplėtimas netolygus, ar kas yra? Eikit, saulė net išlindo trumpam. Stebuklas, kaip aš kaime retai kada būna. Kas žiūri mano laidą ilgiau? Parašykit komentarą dabar. Kokius aš naudoju vaškuolės, plokštelės šitas. Kaip jos vadinasi? Jeigu kas žino, kas žiūri, tas žinos. O kas nežino, tam pridėsiu linką ir po video. Galėsit nueiti ir pasižiūrėti, kad yra 4 rūšys plokštelių. O ir pažiūrėsit, ko jos skiriasi. Nesikartosiu dabar. Nors galėčiau. Apie plokštelių lydimą čia nėra ką kalbėti, bet yra apie ką kitą pakalbėti. Kad nepadaryti darbai padaro dar daugiau nepadarytų darbų. Atvažiavau į kaimą ir pamačiau, kad per skubėjimą, kur numirė šeima, aš ir palikau viską taip. Nes, nebuvo kada man ten. Tai žinokit, didelę klaidą padariau. Nedarykit klaidų, jeigu mirė šeima, sutvarkom iškart. Mokykitės iš mano klaidų, nes einam, parodysiu, kas ten darosi. Einam, pamatysit, kas būna kaip. Ai, tai šiltesni orai. Ką čia šalsiu dabar ir tvarkysiu. Geriau kaip šilčiau. Jo, geriau bus man dabar. Jau vakar mačiau, kad labai man geriau bus. Tai va, koks yra tikslas mano šitų laidų. Nedarykit taip. Nes prisidarysit kaip ir aš. Tiek problemų, lygiai vietoj. Vietoj to, kad vieną kartą būčiau pamaitinęs, viskas bus gražu. Nepamaitinau kiek reikia, numirė, tada būčiau sutvarkęs. Ai, šilčiau bus. Nesutvarkiau. Nu va, dabar va. Dabar va, pasižiūrim. Va, pasižiūrim. Čia bitutės gyvas, viskas gerai. O čia, žiūrėkit, kas čia darosi. O čia yra pyzdėt. Kitaip aš negaliu pasakyti. Mato, ir jūs nežinot, koks čia kvapas yra. Čia aš nežinau, ką daryti dabar iš tikrųjų. Aš nuoširdžiai nežinau, ką daryti. Nu tai turbūt ką, į maišus ir išmesti viską, net lydi čia netinka šitą. Smirda. Aš nežinau, kad kokių kitų neužkrėstų bičių, kas čia išsiveisė. Žodžiu, yra tragedija, tai dabar dar turėsiu šitą visą tvarkyti. Oi, kokia smarvė, kad jūs žinotumėt. Tikiuosi, ne tas puvinys koks neįsimetęs. Apsivemsiu turbūt. Ne, aš tarčiau, net ne aš smirdu. O, dasig pasidariau. Smirda nešt, ką aš galiu pasakyti. Tai dabar, nieko dar nedarysiu, nežinau gal. Gal vakare kokią lausas gersiu ir eisiu valyti jos, nes, reikia čia užpakajonsiu, nes apsivemsiu tikrai. Pasidėsiu čia kažkur. Tai va, kaip būna, lygioj vietoj, didelės problemos pasidaro. Tai ką, žinau, tai koks medinis būtų, tai išdeginčiau visą avilį. O dabar, kad jisai toks yra, nelabai, kaip padegsiu, tai sudegs visas, tai reiks, nežinau, verdančių vandeniu ir apipilsiu, visgi ten gal kažkas užsiveisi negero. Bitėm nereiktų palikti, o remelius ką, viską išpjausiu vašką į maišus ir nafik, nes jau smirda taip tikrai nelaikysiu, nieką nelydysiu, nenoriu net galvoti, tiesiog nuostolis ir viskas. O remelius išdeginsiu. Toks planas, laukia manęs nemalonumai dar. Nu ką, einu toliau. Lydyt vaškuolės, pasiruošti. Ir rytoj turbūt pas bitės eisiu šiandien. Per šaltą žiūriu, rytoj čiučiu šilčiau bus. 2 laipsnius visgi. Lietus baigėsi, galima kažką padaryti. Žaisdavo žemių. Va ir pralaimėjau iškart, nes į akmenį pataikiau. Įsivaizduojat, pievoje suradau akmenį iškart. Va, taip.
tai ką turim? Celofanus reiks kažkur tai sunešti, po to išmesti. Čia neužpelyja liktai. Čia išsivalys. O kaip čia? Ai, dar yra ir netokių baisių remelių. Tokie gal ir silydės. Partukas. Kur tugi būdingis buvai? Oi, tu kur tugi čia lakstei visas. Matai, kaip smirda pas man čia viskas. Taip, vui, o jaučiu, kad smirda. Tai kad smarvė šitos. Vargšas, tu dabar kvepuot turi, tu labiau uodigi. Maišelį paėmiau koriam sudėti su pusėm. Jėzus, kaip šalta. Aš nežinau, kai žiemą da taip palijo, tai toks drėgmė. Dugnas tai visai gražus iš tikrųjų. O, koks tu nuliūdęs, nes nieks nesivaikšto su tavim. Pasivaikščiot norėtum? Norėtum pasivaikščiot. Bet mes jau atėjom, neįsim niekur pasivaikščiot. Ne, gerai, Bartuk, neatsiprašau, kad tau daug vilčių suteikiau. Vėliau eisim. Vėliau, gerai. Dirbu dabar. O. Eikit, va čia, žiūrėkit. Sudrumskime ramybę. Iš tikrųjų tai labai pasilgau vyčio, o dabar pagalvojau. Ir va šitavo vietoj gerai, čia vėjas neužpučia, reiktų visus man persineštas bitės. Bet kaip persinešti? Kaip čia reiktų pasiruošti vietą, laiko, tada jas uždarytas laikyti kurį laiką, kad jos čia... Žiemą reikia, nu pavasarį reikia, nu dabar galima iš esmės, vis tiek šalta būtų, bet... Nėra kada. Bet čia geriau, čia va vėjas neužpučia, ten tai visai ošia. Tai koks mūsų tikslas? O tikslas paprastas. Reikia praplėsti lizdus. Ne visiems gal. Ir nuimti va tą čia, ką čia palikęs. Pašaldysim, ką darysi. Reikia biškiem čia. O vėjas koks. Žinot, ką pamiršau? Kaltagi. Eikit. Gerai, varau tada kaltą, greit atsinešiu, nes be kalto tai niekas čia nesgaus. Gerai, lįskit jūs į vidų, man čia reiktų nuimti visą šitą. Aiškiai, dūminė dar neužsikūrė. Jau sužalojau netyčia vieną. Negerai. Kasgi čia atskrydo. Dar vienas sužalojau. Gerai. Va taip reikia iš tikrųjų. Nu šitos ramios, o tokios visos bitės būtų, tai malonu būtų dirbti. Gerai, čia patraukim šitą, kad būtų vietos. Gerai, o čia maisto, matau, biškį turi. Žinau, matos, ne? Tai reiškia, čia maistas, viskas. Šitą ant šoną patraukiam. Dabar turėtų galbūt čia perų galim pamatyti. Pažiūrim, ar perų pamatysim. Jo, perų yra. Viskas labai gražiai. Čia jau greit, kaip sakoma, sprogimas bus, kaip tiek perų visur čia yra. Tai ką dabar darom? Matom mes čia. Šitą galim kol kas. Jau ir dabar nemaža šeima čia. Oho. Nenoriu čia kratyti dabar. Mamkas tikiuosi čia nėra. Taip, tai va tarp šitų prieš pat medūvinius dedam vieną tokį. Tegul dirba jau.
Ir dabar va čia tą patį situaciją turbūt reikia daryti. Tai reiks visus patraukti. Aš manau, nepatiks čia jom, bet nu kas daryti, reikia ir toj pusėje įdėti. Bet šita šeima visai jau normaliai varo, matau. Pilna visur perų. Eikit, bus gerai čia šausinai. Perai, nu gerai, aš biškės jau. Dumyčio duodam viską atsargiai. Be pykčių, be nieko. Dar ranką net mušta judėti, žinot. Tiek ilgai nekelnojau remelių šitų. Kas čia, dar maisto tiek jie turi, ar kas čia dabar yra? Kaip pasižiūrėti, ką turi. Maistas. Va ir mama. Netyčiom, kaip nereikia, tai randu mama. Ką žinau, galima būtų čia biškį padraskyti šitą maistą. Kad jiem pažiūrim, čia lengvai draskas, lengvai. Padraskom. Gerai, mama įdedam atsargiai. Nereikia čia man nuostolių. Bet šita tai visai maistą turėjo. Gerai, tai kur dabar reikia mums surasti? Kur perai bus? Tai šitam tikriausiai bus perai. Čia žiedadulkės. Bet gali būti ir neužakiuotų, nemataugi. Iš tikrųjų, gal kažkur reikia atsiminti, kad šitam yra daug maisto. Gali tekt pernešti, kuriai nėra maisto. Va taip galime daryti. Ką žinau, tai čia perai gal tada. Jo, čia perai, nešaldom. Nu tai va, tuščiai ir dėsim turbūt. Šiaip tai pagal planą va čia tvarkingai gavosi. Čia tai biškiai jau taip lizdas atsiskirs. Nu bet perai ten tai neatsiskirs gal. Ai, davai per čia dar vieną. O čia šitą tarpelį įdedam. Taip, liko vieną čia tik tai. Ką su tą vieną daryti? Visai didelė šeima čia. Nu, įdedam vėl šitą. Čia gal šituos tik nukrapštom. Oi. Nu va, jau kaip šitą tai tikrai reikėjo jau plėsti. Nes, nu, perų jau prikrauta. Viskas gražiai ten pas juos. Aš žinau, gerai bus turbūt viskas. Maisto šitas turi, reikia. Manau, kad gali tekt man čia dar grįžti pas ją ir vieną kokį korį paim, nes aš jaučiu, kad bus tokių, kur nebus taip gerai su maistu. Tai su šita žinau, kad tikrai ramu. Dar reiks vieną įdėti, kada atvažiavus. Šiaip net galėjau ir dabar įdėti turbūt, bet aišku, dauguma, kas turi tuos standartinius avelius, tai ten jeigu turi plėtimui, ten 30 ar kiek ten tų remelių gali sugrūsti. Tai dar kas nori geriau, taigi deda pasiūtus jau koriukus. Bet kai pas mane tik 10 telpa, kiek čia įsiema, tai aš stengiuosi jau nedėti pasiūtus, dėti visus, kad siūtų. Nes po to ir gaunasi juodi, užsijuodina ten juos. Kažkaip reikės kažkada keis, nes su juodas visos lygos, mažas bitutės ir viso kita. Tai varau taip aš. Tai po truputį. Jie atsinaujina taip tik tai, nežinau. Iš tikrųjų labai blogai kaip 10, man sunku su 10. Vat būtų biški didesnis, nes šeimos vienšinai netilpa, o pavasaris jau matos, jau visai ten normali šeima darosi. Pastebėjau, kai bitininkai, kurie nekenčia šitų plasmesinio aviliukų,
Tai turbūt kai dviratininkai paspirtukininkų ar atvirkščiai viens kito nekenčia. Tai čia matau irgi nusistatymas, oi, čia nais nenatūralu. O kaip patys irpa maišelėse celofanas nekyša, tau natūralu. Nenatūralu. Ai, kai nemėgstu vėjo, nu kodėl aš čia jos tos avilius pastačiau? Reikia jos greičiau nešti čia, bet kaip nėra kada. Taip, žiūrim, ką turim. O. Užpyks jos dabar ant manęs, kad taip šaltį čia atnešiu. Vėjas gerai košia. Čia matos šeima irgi nemaža, aš kaip matau. Nieko maža čia nėra. Gerai. Kai visada pradedam nuo čia. Jau net ant čia jos sėdi, eik tu sau. Kogi jos čia sėdi. Taip, Maistas. Gerai, čia sekantis. Arba maistas, arba perai. Biški maistas, bet pažiūrim, ar tikrai perų nėra. Maistuko turi, kaip matom. O čia reiktų biški nuvalyti. Gerai, nu dabar perai turi būti tikrai jau. Ne, per sunku kažkaip tai. Yra perai. Gerai. Ir čia perai. Viskas, čia turim. Turim perus, viskas gerai, reiškia čia dedam. Čia dedam tą. Taip, dabar gal šitą iš vis išimti. Išimkime. Tai vieną meduvinę, antrą meduvinę. Čia pažiūrim kitą galą. Pasižiūrim, kogi čia prilypi šitaip. Gerai, žiūrim, ką čia dar. Čia irgi dar, kaip sakoma, gerai danelės biški turi. Vėl mėlyna mamytė, vėl kai nereikia, randam greit. Gerai, čia mama. Bet kodėl ta mama čia atėjus, aš nesuprantu. Perų, taigi, ar irpa, reikia pažiūrėti labiau. Kauna čia vaikšta, kur nereikia. Gerai, mamas yra, mėlynas, geras. Tinka man mėlynas. Tai čia jau bus perai tada. Irgi ne. Iš kur aš tiek maistą turi, va ir perai, taip, kaip ir sakiau. Šitą galim biškį nudraskyti, kad jie persineša kur nors maistą kitur. Oi, bitutė, tu bitutė. Gerai, kitoj pusėje irgi biškį yra. Biškelė yra. Biškį tai padarėm. Gerai, tai čia jau. Čia padarom tarpą. Op, dedam nepasiūtą. Op. Perus paliekam viduj, kaip visada. Taip, ir čia atsimenu kokį čia buvo, pamiršau jau. Čia perai, perai dar dedam. Ko tai čia reiktų gal prisisiūlo, po to nebeatelpa. O čia Gerai. Čia ir va čia dedam dar vieną. Nu va, ir nėra čia ką plėst pas mane, matot kaip būna su tais 10. Vat ir nėra, vat ir viskas. Kas čia, kažkas neįdėt labai. Neina. Nu va. Nu ir viskas, išsiplėtė jau tą lizdai, matot kaip blogai su šitais 10.
Man tai kažkaip, nežinau, norėčiau pas kažką nuvaryti, kas tuo užsiema ir ką parodytų, kaip biškį reiktų tiksliau gal daryti. Nu, aš taip ir plečiu. Tai turbūt visi panašiai plečia. Tik sakau, kaip 10 telpant, tai jau viskas. Jau kai kurios to šeimos dabar šaus gerai taip jos. Perai šitie. Ir viso, pilna bus. Nu tai ką, tada reikia tikriausiai jau dalinti į kitas aviliukus. Kaip su mažais yra. Bet su to mamomgi dar, nu tai matyt reikia iš karto augintis mamas. Kai kuriam vienam, nu žodžiu, yra reikalų. O taip kaip savaitgalį, tai yra reikalų. O dabar, nu ką, kol kas plečiam, kai visada viskas. Viskas gražu, viskas gerai. Tai parašykit, kaip jūs darot, ar kažkaip su 10-tukais. Bet ką čia, ką ten kitaip sugalvosim, jeigu dar dėti aukštą, tai tada, nu, bais nepatogu, nu, tai kaip ten. Ir tada pusė neuždėta, pusė atsišaldo. Aišku, kas laiko ant meduvinių, tai ten nėra problemas. Tu grotelės permeti, bet žemoja gal blogiau tenais, nežinau, kažkaip tokį būdą pasirinkau ir galbūt biški blogai yra, kad ant tokių remelių. Nes nesunku tada kovoti ant tos spėtimų, būtų tenais daug paprasčiau su meduviniais kovoti dėl spėtimų. Gerai, nėra čia ką kalbėti. Tai visiems gero atvilykio. Man šiandien Velykos, o visi prie stalo sėdi, aš čia vaikštau. Tai šiaip pakomentuokit, kad nors faina labai skaityti jūsų komentarus. Visiems belia kaip ačiū, iš tikrųjų kaip tam paskutinį, man atrodo, savo reportažą ar laido, kaip čia pasakyti, paprašiau visų užprenumeruoti. Tai prenumeratus biški viršų nuvarė, tai tikrai yra viltis, kad 2 štukas per vasarą bus. Tai ačiū jum. Jeigu galit dar kart, kas neužprenumeravo, paspauskit prenumeruoju. Tai ką, visiems gero atvilykio. Dar kartą dažykit kiaušinių. Ir viso, sustiksim, kai bus šilčiau, nes tokiu oru pas bites nėra ką ten daryti. Viskas, iki.